Parduodam Toyota ratus ir Toyota Auris automobilį. Pasitikrinkim, ar jis iš tikrųjų toks, kokį pristato. Dažų matuoklis. Kėbulas nedažytas, jau pliusas. Bagažinės dangtis parūdijęs, bet ant kitų išorinių kėbulo dalių rūdžių nematom. Dar čia rūdelė yra, tokioj nestandartiniai vietoj. Kurį reikėtų poliravimo, turi ir pabraižymų gerokai. Salionė, ką mes turim salionė? Turim televizorių salionę, kilimėlį paplėšytą, aukštakulniais kažkas vairavo spėjų. Fotelis, fotelis kaip fotelis. O va šitas parametras man labai patinka, tikrinant automobilį prieš pirkimą. Distance from DTS cleared. Tai reiškia, prieš kiek kilometrų buvo nutrintos klaidos. Čia yra prieš 20 500 km. Kas yra įrodymas, jog jeigu nėra klaidų dabar aktyvių, vadinasi tikrai su automobilio elektronika yra viskas super. Matom, kad nuo viršaus bėga lyva per dangtelio tarpinę. Nu ką, reikės pakeisti. Arba daryti nuolaidą. Nieko daugiau variklio skyriuje rimto nematom. Šių dienų aktualijos. Važiuojam autobrokeris, Light Auto. Mano konkurentai, kurie dirba nesąžiningai. Jeigu jie neprisiims atsakomybės. Šiaip važiuojam autobrokeris jau prisėmė atsakomybę už tą parduotą Toyota Yaris, grąžino pinigus ir visas patirtas išlaidas. Light Auto už parduotą Passatą su atsukta rida, kuris dabar net nevažiuojantis ir turi už 2000 eurų remontui numatytų išlaidų, žada atgal grąžinti pinigus, bet jis mums jau antras sykį tai žada. Pasižiūrėsim, ar laikysi savo žodžio. Dabar viešai padarė įrašą, kad tikrai grąžins pinigus. Pasižiūrėsim, ar yra vyras, ar nelabai. Apie juos vėliau. O dabar apie šį puikų raudoną Toyota Auris. Turėjo vieną savininkę, Lietuvoje pirktas naujas, visada prižiūrėtas Toyota centre. Jis nedaug pravažiavė, 130 000 km. 1.6 benzinas, mechaninė pavarų dėžė. Kaina 7500 eurų. Jei reikės, galėsim suteikti garantiją metams laiko arba 10 000 km variklių ir pavarų dėžiai. Tiek žinių, reikia automobilio, kreipkitės. O jeigu norit pagalbas parduoti automobilį, atvarykit pas mus, patikrinsim, pateiksim didžiulį auditorijai ir parduosim jūsų automobilį.